atsikabina. Labanakti. Gal į užpakalį reikėjo papūsti. Sveiki žvejai. Na va, grįžau vėl į Tauragę, tik tas, kad dabar į 7 sektorių. Tai bet vėl, eilinį kartą, kaip tik į žvejybą, taip su orais nepasiseka. Nuo antradienio iki ketvirtadienio buvo plus 20, o penktadienį jau nukrito iki 14 ir gal šeštadienį rodo net, gal šiek tiek biškai šilčiau iki 16. Bet yra vienas pliusas. Pliusas yra toks, kad vėjas vėl pučia į mano sektorių. Tai kas ar matėt ar nematėt prieitą video mano Tauragėje 6 sektoriui, tai galite užsukti mano kanalą ir pasižiūrėti, kaip man ten viskas siekės. Tai manau, kad su vėju, jeigu viskas taip pučia vėl, atpūs man kokį vieną kitą karpį ir galėsiu jums kažką parodyti. Tai va, o apie vandens spalvą kalbant, tai vandens spalva yra šiek tiek šviesesnė, nėra tiek drumsta kaip prieitą kartą, bet gal tikiuosi, kad karpiai bus aktyvūs. Tai tokios žinios, einam, ruošiamės, nešamės jau lauku, nesulauku, greičiau meškerę sumesti ir pagauti pirmąjį karpį, jeigu pavyks. Tai ką, einam, nešamės daiktus ir ruošiamės pašarus. Na va, o ką naudosim pašariniai bazėje, tai viską naudosiu taip pat kaip praeitą kartą 6 sektoriui, ką naudojau, kad vis tiek su žuvim pasisekė, išėjo keletą karpių pagauti. Tai kepinėlių skonio boiliai ir sardinė vėžiagyviai. Viską susmulkinsim. Tiek gal kažkas nebuvo ir nematė prietos mano laidos, tai susmulkinam ir paskui paimsim su šito daiktu, su blenderiu, susmulkinę, užpylę vandens, viską sublenderiuosim, kad taptų tokia košė. Boiliai susmulkinti, va taip, dabar ant viršaus dar užpilsiu, kad kartu galėčiau susmulkinti irgi greitai tirpstančias karpaletes. Praeitą kartą to nedariau, tai pabandysiu dabar padaryti. Tai supilu visą pakuotį. Tada ant viršaus vandenuko. Galima dar. Padarysim tokią skystą. Ant viršaus iš karto paimsiu, susmulkinsiu tigrinių riešutų vieną paką. Tigras susmulkinam. O, kaip čia gerai gaus, galvojau, sakau, gal per daug patirštinau, tiksliau paskystinau, bet gerai bus. Bus toks geras. Jeigu matos parodys, paskui išarčiau toks marmaliukas. Tai paskui pilsim kviečio. Čia tikrai karpiai kvietį mėgsta. Išbandytas dalykas. Vieną pakuotę kviečio. Dėl skonio paįvairinimo karpzmo paletės užpilsim, irgi greitai tirpstančios, neriebios. Vis tiek nemanau, kad vandens temperatūra bus kažką pašilus čia. Gal kokį 15 būt, 14, realiai tas pats kaip ir praeitą kartą. Tai irgi greitai tirpstančios, neriebios. Tai bandysim vieną pakuotį dėl tokių. Supilti dėl kvapo paįvairinimo. Tai viską dabar išmaišom. O šįkart geras gavosi. Dalykėlis čia. Ne tik karpius pamaitinsis, bet ir audis.
Dar ko nepaminėjau, tai likvidų nenaudosiu. Praeitą kartą nenaudojau likvidų ir kibimų sulaukiau, tai šį kartą niekur nekeisiu, viską palikau tą patį. Nu va, koks gavas. Toks dalykėlis, toks va, košytė tokia. O, turėtų karpiam čia tauragiai patikti. Kvapas irgi gavas geras. Tai va, toks, tai jis dar į atskirą kibirą pasitaisysim grūdinės kultūros, kad neištirpdytų, kai vis tiek su laivėliu užtimpinėsim, tai kad neištirpdytų mano pavakoinės. Parodysiu, kokiais masaliukas bandysiu gaudyti. Tai pavakoinės irgi va, tas pats Zafiš gamintojo žuvies skonio briketai tokie va šitais. Tai juos praeitą kartą naudosime dabar. Masaliukai Krylius kalamaras. Jeigu išverčiau parodyti, va tokie masaliukai, vafteriukai nedideli. Paskui, tiksliau, susimaišiau čia česnakas. Čia yra česnakas, biškit tokiu taboilios nusidažė. Čia bus šilauogė, dinamito vafteris, šiek tiek didesnis. Ir paskui va čia Krylius kalamaras, toks nedidelis. Irgi vafteriukas. Į atskirą kibirą, tai ką dėsiu, tais grūdinę kultūrą. Tai dėsim kanapės, patį kvietį ir susimalsim tos pačius tigrinius riešutus. Ir viskas. Ir eisim bandyti ieškoti taškų. Galvoju, da gal biškelį, biškitus grūdinės kultūros per mažą atsinešiu dar, dasidarysiu daugiau. Tai da po vieną tokią porciją supilsim, kad jau šiam vakarui jau ir nakčiai, jeigu reikėtų, užtektų. Uždengam ir einam toliau tvarkyti su daiktais, pakuojamės meškerės ir einam ieškotis taškų. Na va, jeigu matos per kamerą, tai kairiai pusė ir laivuks. Gylis čia 2,8, rodo vandens temperatūra 16, bet nemanau, kad gali, gal per tiek dienų gal pašilo greičiau. Tai va, tai pirmas taškas būtų toks. Atstumas 77 metrai. Na va, antras taškas 3,3. Saugom tašką. Ir čia yra 74 metrų. Tai jeigu matos ten, dešiniau. 74 metrai. O trečią tašką tai bandysiu darytis iš vis nuo kranto netoli, jeigu man pavyks. Tai realiai į dešinę, ten prie tų žolynų. Aš galvoju bandyti gaudyti ir ten toks kaip išėjimas yra žuvies. Tuo aš parodysiu tą, apie ką aš kalbu. Ir dar aišku, mes matysit dabar drono vaizdus. Tai ten yra šitas tiesiai, va šitas yra ten, kur dabar ten yra ta sala. Ir ten toks išėjimas yra. Tai galvoju už 20 kelių metrų bandyti, gal karpis eis iš tų nendrių ir taip užplauks į mano paspęstus spąstus. Galvoju taip, o gausis nežinau. Tai bandom šitas plaukti ten. Aišku, mes šiaip biškai blogai, kad toj vietoj užaugo visur žolių. Tai biškai bus problematiška. O čia va, šitas bandysim gal tiek toli neplaukti, nes visur tas kampas šitas, kur yra, šitas tas visur kampas yra užaugę naujai žolės. Tai anksčiau čia nebūdavo. Kiek čia dabar esam 99. Dėkim kažkaip, reikia bandyti pagal tas nendrynus, kad vals praeitų dailiai. Dėkim va taip tiesiai plaukti. Temperatūra iš tikrųjų kraičių tarp 16-17, tai užteko tų kelių dienų pašildyti vandenį. Man atrodo, kad kaip aš daviau jums paskui, planas nelabai išdegs, nes to žolės trukdo, nepraeis vals man, tai reiks daryti biški kitaip. Trečią tašką daryti ten tiesiai. Toliau plauksim. Gerai bus.
Tuoj padėsiu kamerą. Pabandysim čia. Gylis 3,5, atstumas 64 metrai. Bandys gal ten bandyti žiūrėti. Čia 7 sektoriui dugnas visur ir lygus. Realiai, jeigu kažkoks perkritims įtaivių, tai perkritimai minimalūs. Nes čia daugiau mažiau, man atrodo, vienintelis sektorius toks, kad katram labai dugnas lygus. Nu va, taip bandysim. Nu, aš mes gaila, kad neišėjo pabandyti palei tą salą ten. Biškelį dešinio paplaukus netolimą atstumą padaryti. Kad tų žolių kaip anksčiau niekada nebūdavo, galėdavai drąsiai taip užtemti palei šoną, o dabar nepavyko. Nu, gerai bus. Jeigu jeigu matysim to trečią tašką, aš jums kažkokio ypatingo nesusiradau, nelabai man patinka, kaip susiradau to trečią tašką, bet matysim, gal paskui bandysiu pakeisti, jeigu nieks nieko veiksmo neduos. Tek apsimaut britkelnes, nes niekaip nein nuleist laivelio. Šįkart tam sektoriui jau labai atrodo, kad bando ir pasėdės į apačią neblogai. Tai teks leist laivelį su britkelne. Pradžiai įpilsiu šiai daugiau, nes jeigu vandens temperatūra jau paviršinė ir 17, tai drąsiai galima paduoti ir daugiau. Tai pradžiai pajaukinimui pašersim šiek tiek daugiau. Tai kaip ir 6 sektoriui irgi naudosiu valos kandiklius. Tik tas šįkart dėsiu ant visų meškerių. Nes vis tiek visi taškai vis tiek ir į žuvis ar eisą iš šono, dėkim kabučio žuvės, dėkim, kaip tai rodžiau, tos žolynos ten. Tai būčiau jau trečiam tam taškui ten dešinėje pusėje nebedės kandiklios, nes vis tiek žuvis eis iš šonos, jeigu jo atplauks pas manęs taškas arti, tom dviem meškerėm nemaišo. O dabar šitais vis tiek 3 taškai tolimi, jeigu žuvis eitų iš šono, kad kiekvienas taškas kiekvienam taškui netrukdytų. Tai bandysim taip. Nu va, meškerę sumetėm, lauksim nuo pirmo kibimo. Matysim, kaip čia bus. Dar kol kas ne vieno karpio šuolio nemačiau. Tai neaišku, čia ranie aktyvus ar neaktyvus. Na, žvejyba parodys. Laukiam. Nu, kažką turim pirmą kibimą, nu ko, bet kad taip greitai, tai tikrai nesitikėjau. Bet kažin kažkiek kimba. Atlei prikėlė ir toliau. Nu, žiūram, bandom. Bus kaip į praeitą kartą. Stos nelaiko, tik čia. Ką čia mes turime? Ar koks erškėts palei valus praplaukė. Ja, nieko, tuščia. Kom, bet 7 sektorius erškėtų praplaukimais pasižym. Bet taip įdomi. Nuleido, prikėlė. Nu, kažkoks veiksmas ir antram sektoriui neblogą karpį ištraukė. Jeigu nepameluosiu, 32 kg. Čia kažkur prieš kokias 4-5 valandas. Na, tikriausiai žuvis arba su kokia sistemėlė plaukia pro šalį ir užkabina, kad tokie toks tuščias nu, čia negal sakyti, kai išvažiavimas toks prikėlė, nuleido, vėl prikėlė, nu žodžiu, einam persimesti, lauksim.
Nu va, turim pirmą žuvį. Nu ko, bet kad po 3 valandų užmetimo turėsiu pirmą kibimą, tai tikrai nesitikėjau. Bet turim gan neblogą tokį, sakyčiau. Gražu. Nu, tauragiai mažų retai te būna. O, iškelsim. Tai šitą gražulį, veidrodį. Česnaks vėjai kvapteris. Praeitą kartą ant česnako kvapterio pagaudavo irgi. Neplaukda, palaukda, neįmečiau to visi vandenį atgal. Nes atsigavo, jeigu turin skir. Koks gražus. Da įdomi, kiek ant svers. Pasversim. Nu, kiek čia apie kokį, gal 15, 16 plus minus. Nu, bet veiksmo jau yra, kaip per 3 valandas žvejybos, dar tauragiai, tai nu ko, tikrai net nesitikėjau, kad taip greit sulauks kibimo. Tai da tokį gražuolį. Nu, einam pasversim, pažįsim pikselį. Nu, einam pasversim. Matą nusinulinu. Urka išplaukė. Nu ką, stiklės įjungiam. 16 kg 160 gramų. Gražus. Einam, paleidam ir lauksim sekančio kibimo. Geras nuotaikos, žuvis kimba. Nu, paleidam šitą gražulį. Tada plaukia namo. Aš pats neįslydau. Nu, plauk. Nu, va. Viskas, va. Gražuolis koks. Išplauk. Na va, kaip matėt, nes neištraukiau karpį. 16-200, tai kaip 3 valandos, kaip meškerės sumestos, jau kimba, tai realiai net aš nesitikėjau, kad taip viskas greit pradės vykti. Tai tikiuosi gal kaip taip vyks ir toliau viskas. Tai viskas dirbo, česnakas kaip visada, česnako kvapai neatsispiria. Tai viskas yra gerai, pašarai dirba, viskas yra ok. Tai ką, aišku, šitas karpis palyginus su Latvijais, Latvijai sėdėjo nuo trečiadieniaus, tai yra pagavę ir 28, ir 32, ir 31. Tai žodžiu, ten jau pasikūrė pas juos irgi gan neblogai. Na, o tai po biškių vakarėje turim apie 9 valandą jau vakaro. Tai kažkur 10 pusę 11 persimėsiu naktinį. Gal nežinau, galvoju, gal trečią meškerę bandyti biškį pasiartinti. Buvo atvažiavęs savininkas Gintas, tai biškį persikalbėjom apie tą, čia kur norėjau tada mesti į tą perėjimą, kur karpiai, tas karpių takas, kur eina į Nendrių pusę. Šiaip aš tą taką kaip susiradau su echolotu, tai ten gylis apie 2,6 metro. Tai nežinau, galvoju, gal reikės bandyti pasiartinti ir palikti tą vieną meškerę, jeigu ten būna, tai vat, kaip pabandysime eksperimentų dėliai, pabandyti palikti, ar atplauks, neatplauks, nes tą taką kaip ir radau. Nu, bandysim. Tai žodžiu, svarbiausia vieną žuvį jau turiu. Taip greitai net nesitikėjau, šiaip realiai nuotaikos žiauriai geras. Tai va, tai oras geras, pasitaisė, saulė išlindo, šilta, miela malonu sėdėti gamtoj. Na va, tai ką, viską paliksim realiai tą patį, tik pakeisiu tą tašką ir viskas bus tas pats, kaip ir pradėjau video pradžiai. Na va, laukam, gal neužžiūrėjau turės ir vėl ką jums parodyti.
2 meškeris jau persimečiau nakčiai, 3 dar nepersimesiu, nes neturėjau kibimo, tada tu gal būna, dėkime kokios 11, pusė 12, tada persimesim. Ta, kaip minėjau, 3 tašką pasiartinau, dabar Elino kranto žvejų už 32 metrų ant 2,7 giliaus. Tai matysim, žiūrėsiu, paliks tą meškerį tų gubūn, gal per tą taką gal kažkiek eis ir taip netikėtai gal užkips ir karpį. Žodžiu, chebrytė nespėjo nufilmuoti pačią išvažiavimo, bet ėjo į nendres, bandys su britkelėm brist ir bandyti įsitraukti, jeigu be pavyks. Netoli kranto bet nežinau, kada eisiu iki ten, bet bandyti reikia. Tai suveikė tas taškas, kur pasiartinau. Atsikabina labanakti. Turim chebra kibimą. O kanarda karpiai. Šiek tiek parodysiu, tai tas man atrodo, kad šios žvybos, šios sesijos bus didžiausios palei mane. Tai šiek tiek parodysiu, manau įsidėsiu į svėrimo maišą. Ir rytoj daugiau jums į pademonstruosiu. Eina savo, kiek jėgons turiu dabar. Da tu nepavargai. Eina sodžiai. Pabūk ramiai biškelį. Jokščiai. Ramiai. Leis man tave įsitraukt laukan. Nepažiūrėjau, kiek valandų yra, nes čia valandą, bet realiai iš jūsų taškų jau turiu. Iš tokio įsnukį gavus gali prasileist gerai. Sakyčiau. O sturulis koks. Tai eik pasisverti, kelti nekelsiu dabar, pamatysit rytoj ryte, geresnis vaizdas, parodysiu kiek sveria. Chebrytė, kokį skaičių turiu, pamušom 20 kg, 670 gramų. Eina savo. Pasisekė šią žvybą. Pasiektas stebuklingas skaičių 20. Gerai, rytoj aš jums jį parodysiu, o dabar
paliksiu svėrimo maišį ir įdėsiu vandenį, o rytoj jums jį parodysiu. Gerai. Einam persimės, gal dar pagausim kažką. Nu va, ketvirtas kibimas, bliamba, šits rimtesnis. Po paskutinio karpio ištraukimo daugiau naktį kibimų nebuvo, bet turime dabar priešininką neblogą, rytinį. Geras čia, spardas. Antras kibimas iš to taško. Nu va, turim. Ja! Trečią karpį. Tai pirmą pradėsim nuo vakarykštės naktinės svečio pradėsim, nes buvau įsidėjęs į svėrimo maišą, tai po pirmą parodysiu jį, o paskui prieisim prie rytinio karpiuko. O koks gražuolis. 20-tukas. Aš mes dabar bus maišė pailsėjęs. Kai žina, leisis. Aš taip galvojau. Ir pailsėjęs per naktį. Per naktį pailsėjo draugėlis. Galėjau ašimas dėti laikymo maišą. Na, bet yra kaip yra. Negalvojau, kad čia taip tų kibimų bus. Naktį 3 kibimai, ašimas vienas atsikabėjo, ėjo į nendrės, pabėgo. Ašimas vienas pliusas yra tame, kad svarbiausia, kad atsikabino, kad kabliuks nepaliko burnoj. Tas ir svarbiausia. O jie kaip yra. Tauragė apdovanojo šią žvybą, tai dar kol kas ne parą laiko nėra praėjus, kaip žvėjoju jau 4 kibimai, o kas davė visą gerą parą likus. Tai dar, manau, dar ne vieną, jeigu taip toliau aktyviai kips, tai dar ne vieną karpiuką pagausim. Nu, kaip tu? Leis tave parodyti? Ar dar ne, gražuolį tu? Ką? Ne, dar. Kaip jeigu nori karpio praminti, reikia papūsti burną. Tai pabandom pirmą kartą šitą variantą. Papūti į burną, karpis apsiramint. Nu, nežinau. Papučiau, bet, bandom pakelti. O, gražuolina. O tavęs dabar reiks persirinkti, išmaudė visą. Nu ką. Nu dabar eisi. Opa. Opa. Nu va. Koks. Išmaudė, kaip turi būti, kaip reikalas. Nu bet nieko.
Jeigu ant šitokio grožio pykt negaliu. Sako, kelkis. Nu, dar kartelį pabandom. Nu, palauk, nesispardyk. Nepasiduoda. Nepadėjo putims. Gal į užpakalį reikėjo papūsti. Nu, bet į užpakalį nepūsim. Na, va. Dabar gal duos pasi. Koks va. Gražuolis. Nu, čia karpis. Virš 20 kg. Gražus. Labai gražus. Ką pasidarysim nuotrauką, paleisiu ir toj parodysim sekantį karpį. Nu, einam šitą. Paleisim. Oba. Šitą paleisim grožį. Nubėk. O. Nuplaukė. Liuks. Ką, einam dabar kitą karpį. Traukt lauką. Na, einam, parodysim antrą. Tiksliau, trečią karpį. Aš manau, šitas mažesnis bus. Tas kokio gal 13 gal svers. Nu, jeigu aš mas neklystu. Plius minus. Bet vis tiek karpis. Nu va, tu vėl irgi pailsės. Tu irgi pailsėjai. Dabar. Nu, ateik. O. Visą nutaškė mane. Reiks persirengti. Su tokiais galiūnais, kai reik ritinėtis. Reik iškart pagydyti. Na, šitas palyginus prie to, tai mažesnis. Sportininkas. Na, bet jėgų turėjo gražuolis. Pasidarysim nuotrauką. Pasversim. Ką, leidžiam. Reiks ir pašaro daryti, visą pašarą beveik išnaudoju vieną meškerį, bet ir persimest. Nebūčiau nepagalvojęs, kad čia taip aktyviai kips. Gerai, einam. Paleisim. Nu, eisim tuoj pasverti. 14-10. Tai va, įjungiau. Na va, jeigu matos, aš mato sunkiai, o 14-10. Nuplauk, dički. O. Einasi kaip ir sviesta. Na va, turim pusę antros, tai po paskutinio kibimo 7 ryto daugiau nieko ir nepagavau, tylų ramų. Irgi pasižiūrėjau į Facebooką, ką į Tauragės karpį, tai kažko naujo niekas nieko neįkėlė, tai tikriausiai naktį niekas nieko gero ir nepagavo, nebent vieną kitą gal kokį mažą, bet dar nėra aišku, reiks, kai vakarė atvažiuos savininkas, reiks pasiklausti. Tai tiek, vat, oras apsiniaukė, saulės nevėra, pradėjo lyti, vėjas vėl pradėjo pūsti mano sektorių. Keitėliojas, tai vieną pusę, tai kitą pusę. Nu, matysim, gal į vakarą pusę dar, į naktį dar pavyks keletą pagauti, o taip, kai kol kas tylu. Nu, matysim, laukam, žvejyba jau taip pasisekusi, jau 3 karpiai, 4 iš viso kibimai.
Bet yra viskas liuks. Tai laukiam, tai va, matysim. Reikia meškerės persimest, žadėjau eiti droną pakelti, bet kai pradėjo lyti, tai reikia šiek tiek palaukti ir matysim. Na va, tai ko laukiu kibimo, galvojau gal kokį konkursiuką padaryti ir sugalvojau tokį variantą, kad sąlygos būtų jums dabar, jeigu norit konkurso, sąlygos jums būtų tokios. Tai surinkam ant šito video 250 laikų, 500 subscriberių ir komentaruose parašyti noriu konkurso. O konkursas bus toks, čia ne kad sėkmės reikalas laimėti, o bus siūsti mums, tiksliau man į Karpių trofėjų, beieškant elektroninį paštą, siūsti savo laimikių nuotraukas ir aš ir Topų žvejys išrinksime laimėtoją. Didžiausia laimikį, nežinau ar bus vienas ar du nugalėtojai, dar pagalvosiu, o nugalėtojus skelbsim po video, išdėkim, konkursas vyks taip. Video, jeigu surinkam iki kito video, visus tus reikalavimus jūs surinkat, sudėliojat, tai sekančiam video skelbam konkursą, po savaitės išrenkam nugalėtoją. Nugalėtojas sužinos aiškumas, kad jis laimėjo savaime aišku greičiau, o viešai paskelbsime sekančiam video, kas laimėjo. Ir taip konkursas atsinaujins kiekvienam. Tik išeina naujas video ir naujas konkursas. Ir taip iki sezono pabaigos. Tai va, matau, kad peržiūrų sulauku iki 3000 kol kas, tai manau tikrai įmanoma surinkti 250 laikų ir 500 subscriberių. Tai būtų tiek ir jeigu norit, laikinkit, subscribinkit ir komentarus rašykite noriu. Na ką, sėdu jau 14 valanda be kibimo. Žodžiu, karpiai atrodo šokinėja ir viską, atrodo turėtų būti aktyvūs, bet aktyvumas tikriausiai jų sumažėjo, nes aplinkui sektorių realiai tik 9 vieną bei ištraukė čia per pietus kažkur, bet irgi nedidelį, nes nepersmitnėjo meškerės, tai vis didžiąją dalį žuvies, kiek jau plaukiau savo taškos, įrodo vidurinėjam vandens sluoksnėje, tai dėkime, jeigu žiūrėjau 3,3 metro plius minus ten gilyje, tai kažkur apie 1,5 metro gilyje plaukė žuvis, kiek teko pamatyti per echolotą. O taip tai atrodo ir saulė išlindo, ir vėjas apsiramino, turėtų žuvis kibti ir nėra taip šalta, 15 šilumos ir nulydo šiandieną, tai įdomiai, kas tom žuvim nepatinka. O taip tai realiai viską palikau tą patį, taškai tie patys, masaliukai tie patys, viskas tas pats, nieko nekeičiau. Tikriausiai žuviai pasibaigė periodas maitintis ir nebenori. Nu, matysim. Laukiu, gal tikiuosi, gal naktį gal nusileis jie pasimaitinti. O jei ne, tai bus gerai taip. Kiek pagavom, tiek užteks, pasigerinom vėl asmeninį rekordą. Tai yra svarbiausia ir žyvo pasisekus. Na va, kažko daugiau nieko naujo nebeturiu kuo papasakoti. Viskas tas pats. Ir jeigu bus kokių naujienų parodysiu, o jei ne, tai iki ryto. Labas rytas. Na va, praėjo ir šeštadienio naktis, visiškai rami, be jokių papisenimų. Atrodo oras, jokių kažkokių permainų didelių nebuvo, bet šeštadienį, kaip 7 ryto ištraukiau, karpio aktyvumas sumažėjo, karpiai neapsimaitino. Šokinėti matęs, kad šokinėjo, bet kibti nebenorėjo. Nu, bet žvyba 4 kibimai, 3 žuvis ištrauktos, pasigerintas rekordas asmeninis. Aišku, būčiau ištraukęs į 4, jeigu ne tos nendrės šitas, bet kiek karpių traukiau, tai tos nendrės visus karpius kažkaip traukė, visi norėjo eiti tos žulynus.
bet vienas buvo itin protingas ir ėjo giliau ir jo pasiekti nebepavyko. Tai vat, tiek. Tai aišku, mes žiūrint kažkokių žinių, kad kažkas kažkur aplinkui kažką pagavo iš kaimyno ar iš kitų sektorių, žinių jokių nėra, tylu ramu, kiti šeriasi. Aišku, galėčiau žiūrėti iki 3 valandos, bet jau dėjau didelės viltis į naktį, o kai jau naktį ir parečiais jokių kibimų nesulaukiau, tai nėra čia ko sėdėti ir laukti. Karpis ilsisi, nenori maitintis, tai važiuosim ir mes į namus ilsėtis, ruoštis naujai darbo savaitėj. Na va, tai su Tauragė atsisveikinsim, į Tauragę begrįšim tik rudenį. Dabar keliausim per kitus Lietuvos telkinius, bandysim ten pagauti karpį. Ir tiek. O apie konkursą kalbant, tai jeigu norit, kaip ir minėjau, spaudžiat like ant šito video, surinkam 250 laikų, 500 subscriberių ir parašot komentarus noriu. Ir kitą laidelę, jeigu įvykdot visus reikalavimus, startuojam ir iki sezono pabaigos darysim konkursus. Kaip minėjau, per kiekvieną video atsinaujins konkursas ir laimėtoją skelbsim po savaitės. Tai tiek. Ką, atsisveikinu su Tauragė. Tauragė vis tiek šį kartą buvo man vis tiek dosni, davė neblogai laimikių. Tai atsisveikinam, to pačiu atsisveikinam su jumis ir iki pasimatymo.